Sekantis etapas – antakių formavimas, antakių korekcija, naudojant antakių šešėlius. Pirmiausia, aš jums parodysiu, kaip lengvai nustatyti, kur yra antakio pradžia, antakio pabaiga ir aukščiausias antakio taškas. Pasiėmus bet kokį teptuką ar pieštuką, jūs turite pridėti jį prie nosies kampo tiesiai ir pasižiūrėti, kur turi prasidėti jūsų antakis. Antakio aukščiausia vieta nustatoma nuo nosies kampo pieštukas sukant link išorinio akies rainelės dalies ir tiesiai per ją einant, tokiu kaip trikampiu, pasižiūrime, kur turi eiti aukščiausias taškas. Taigi nuo nosies kampo link antakio per išorinį rainelės pusę mes pasižiūrime, kur turi būti aukščiausia antakio vieta. Antakis turi baigtis štai šičia nuo nosies kampo ties išorinio akies dalimi, tiesiai padėjus pieštuką. Taigi dar kartą pakartoju, tiesiog tai yra trikampio principas, kada turi eiti antakio priekis, antakio aukščiausia vieta ir antakio galas. Taigi pradėsiu formuoti antakį. Naudosiu antakio šešėlius, kurie yra iš NYX firmos. Lengvais brūkšneliais dažau antakio pradžią, tačiau neryškinu kol kas priekį. Pagal plaukų augimo liniją. Pačią aukščiausią antakio vietą turiu labiausiai išryškinti, todėl ją dažysiu aiškiausiai tamsiausiai. Pasiimu dar kartą priemonės ir darau kampą. Tam yra naudojamas antakių pieštukas, teptukas, kuris ir yra kirstos formos, tam, kad lengvai susiformuotumėm kirstumą, antakio aiškumą. Antakio priekis neturi būti ryškiausias, todėl daugiau priemonės neimu ir su to pačiu teptuku formuoju antakio pradžią. Šiek tiek dar paimu priemonės, nes per šviesiai gaunasi. Ir pradedu formuoti kitą. Norint, kad antakis būtų ryškesnis, mes naudojame šviesią priemonę arba kreminę pudrą po antakio apačią, kad jį iššviesint ir suteikti jam ryškesnę formą. Dedame ryškiausiai priemonės, daugiausiai priemonės iškart po antakio ryškiausia vieta. Ir antakio visą apačią tiesiog darau kaip ir mažą linijytę pagal plaukų augimo liniją, tam, kad jisai atrodytų aiškesnis. Tuo pačiu pasislepia plaukeliai, kurie yra nepešioti, plaukeliai, kurių tarsi kaip ir nereikia. Su šitą kreminę pudrą mes galime tiesiog formuoti ir maskuoti tam tikras vietas.
Lygiai taip pat pasiėmėme darome kitą antakį. Galima šiek tiek liniją paryškinti ir iš viršaus. Taip pat siūlau antakį užfiksuoti antakių žele arba antakių fiksuojančią želę, kuri tiesiog užfiksuotų antakio šešėlį ir sulipdytų jūsų plaukelius jų augimo liniją. Fiksatorius turi kažkokį tai žėrėjimą, kuris duoda antakiui sveikesnį, natūralesnį įvaizdį. Vietas, kurias įsišviesiname, stengiamės perbraukti jas biria pudra arba užfiksuojame sausa priemonė ir tuo pačiu antakį taipogi įsišviesiname. Naudoju HD nusausinimo priemonę iš Makeup Atelier. Antakio formavimas baigtas.